debatai tarp kandidatų į merus. Ir pats tikriausiai svarbiausias klausimas, o kas po rinkimų, tai kad neatsitiktų taip, kaip matom šitam paveikslėlį, tai žinau, ką renku įsipareigoja, kad kuomet bus išrinktas meras, kad ši iniciatyva stebės, kokius darbus meras jau yra nuveikęs iš savo pažadų ir ką jam dar reikia padaryti. Labas vakaras. Norėčiau pristatyti svečius, kurie atvyko pas mus. Tai Andrius Budriūnas, Lietuvos socialdemokratų partija. Skirmantė Kriciūnienė, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Marius Jukonis, Tvarka ir teisingumas. Viktoras Rinkevičius, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Valdemaras Valkiūnas, Respublikonų partija. Irutė Vaisienė, Tėvynės sąjūdis, Lietuvos krikščionių demokratų. Ir Nijolė Olga Šukienė, Darbo partija. Taip pat prieš pradedant norėčiau pristatyti šio vakaro taisyklės. Tai pirmoji ir pati svarbiausia taisyklė, tai pasistengime gerbti vieni kitus ir kalbėkime po vieną. Ir kiekvienam atsakymui mes turime ribotą laiką. Ir salės klausimai bus pateikti tik raštu. Ir mes turime 3 žalias merginas, tai Agnė, Kristina ir Radvilė, kurios jums padalins lapelio, kuriuo galite užrašyti savo klausimus kandidatams. Ir galite klausimus užduoti visiems kandidatams arba kiekvienam atskirai. Tai ten pasirinksite, kaip matote ekrane. Ir būtų pageidaujama, kad klausimo autorius pasirašytų. Iš pat pirmųjų norėtumėm, kad prisistatytumėt. Tai kviečiame prisistatyti kandidatą Skirmantę Kriciūnienę. Minutė laiko. Labas vakaras visiems. Esu Skirmantė Kriciūnienė. Gimiau, užaugau, dirbau ir gyvenu čia Biržuose. Nuo 2011 metų esu Biržų rajono savivaldybės tarybos narė. 2013 metais biržiečiai išrinko mane metų politiku. Kadangi jau 4 metai esu tarybos narė, manau, kad turiu žinių, turiu pasiruošimo, turiu stiprybės dalyvauti šiuose rinkimuose. Taip pat turime jauną, energingą, sukūrę komandą mūsų liberalų sąjūdžio. Ir mes savo pažadų nedalinam tuščių. Mes viską programoje surašėme konkrečiai, ką mes ruošiamės vykdyti. Aš ir mano komanda. Ačiū. Kviečiame pasisakyti kandidatą Valdemarą Valkiūną. Labas vakaras visiems. Aš Valdemaras Valkiūnas iš Gajūnų kaimo, daug pragyvenęs Rygoje. Todėl noriu savo patirtį skleisti ir dirbti biržams, nežiūrint į laiką, nes man rūpi biržiečiai, biržiečių ateitis. Mano patirtis, neskaitant verslo, neskaitant gyvenimo patirties, yra rajono tarybos narys, buvau Seimo narys. Daug draugų, pažįstamų, todėl dirbsiu jums biržiečiai po 10-20 valandų, kad būtų padaryti tie darbai, kurio nepadarė iki šiol buvusios valdžios, kaip matosi ir šituose savivaldos tarybos sprendimuose, daug nepadarytų darbų prisipažįsta valdžia. Todėl kviečiu palaikyti mane ir mano
sąrašą Respublikonų partijos 45 sąraše žmonės iš visų rajono kampelių. Ačiū. Ačiū Jums, kad palaikysit. Kandidatas Viktoras Rinkevičius. Labą vakarą, keli biržiečiai. Malonu šiandien su Jumis sutikti. Aš esu inžinierius mechanikas pagal specialybę. Visą gyvenimą dabar teko dirbti žemės ūkį, taip pat versle. Daugiau susijusi su žemės ūkiu, vadovavau prieš 20 metų įmonėmis nemažoms. Taip pat teko pabūti politikoje, 4 kadencijas buvau rajono savivaldybės tarybos nariu, 2 kadencijas buvau Seimo nariu. Taip pat Seime teko dirbti aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoju, teko dirbti kaimo reikalų komiteto pirmininkus Seimo. Na ir turiu ir ūkinio darbo, turiu vadovavimo vadybos vadovaujant didelėmis įmonėmis patirties, taip pat daug politinės patirties, tiek savivaldoje, tiek valstybės valdymo darbo Seime. Taip kad aš manau, kad tikrai esu vertas jūsų pasitikėjimo ir palaikymo rinkimuose, kadangi tiek politinė, tiek vadybos patirtis leidžia man dirbant merų, visą sukauptą patirtį Biržuose. Kandidatė Irutė Varzienė. Labadiena, mėly žmonės. Pirmiausia, tai dėkui už galimybę susitikti, pasisakyti. Na ir esant šiame visada tam tikra prasme yra lengviau, tam tikra prasme sunkiau. Bet aš noriu akcentuoti, kad įvykdėme praktiškai 98% savo kadencijos darbų. Ir tie, kurie nevaikšto užsimerkę, mato, kad pokyčiai įvyko visose srityse. Niekada nesakiau ir nesakau, kad viskas yra gerai, nes daug kas priklauso nuo pinigų. Bet eidama į kitą kadenciją laikysiuosi tų pačių principų. Pirmiausia, morali politika, be skandalų, be pažadų ir be makaronų. Ir antra, klaidų pripažinimas, jeigu kas nors nepavyksta. Taigi, tiesiog prašau leisti tęsti pradėtus darbus ir pasitikėti manim ir mano komandą. Ačiū. Kandidatas Andrius Budriūnas. Labą vakarą, mėly biržiečiai. Esu Andrius Budriūnas, socialdemokratų kandidatas į merus. Gimiau ir augau Biržuose, baigiau Biržų aušros vidurinę mokyklą. Mykolo Riomerio universitete įgijau civilinės teisės magistro laipsnį. Dirbau banke, teisėsaugos institucijose, turiu tikrai nemažą patirtį sukaupęs ir įstatymų leidybui. Šiuo metu vadovauju savo įmonei. Kartu į Biržų rajono merus einant su socialdemokratų komanda, tikrai suburta atsakingai, pažiūrėjusi į sąrašą ir visi esam profesionalai, todėl prašau palaikyti mane ir mano komandą, tai yra socialdemokratų sąrašą ir be to rinktis geriausia, tai yra mane. Ačiū. Kandidatė Nijolė Olga Žukienė. Labas vakaras. Esu Nijolė Olga Žukienė. Dirbu savo privačioje įmonėje kavinėje pas Nijolę. Gimiau 1944 metais. Tai yra Kaištenių kaime. Esu kaimo vaikas. Baigiau Gėdainių vidurinę mokyklą, kada ji buvo vidurinė, baigiau Sidabro Gėdainių. Viskas sekėsi gerai. Įstojau į chemijos specialybę, sugrįžus į Biržus, dirbau Kirkilų ir Būtinių mokyklose. Teko persikėlus į Biržus, dirbti Kraškotos muziejuje, vesti ekskursijas. Buvau paskui pakviesta į buvusį konservų fabriką personalo skyrių. Teko dirbti tikrai įvairius darbus. Ačiū. Ačiū. Ir kandidatas Marius Ikonas.
Labas vakaras, mėly biržiečiai. Esu tikras biržietis, baigiau Biržų Saulės gimnaziją. Net ir dabar matau savo mokytojus, jaučiuosi kaip prieš egzaminą. Šiek tiek kaip siauduliukas yra. Baigęs gimnaziją, išvažiavau mokytis į Kauną, baigiau Kūno kultūros akademiją, kur įgijau tada pedagoginį išsilavinimą. Dirbau 9 metus treneriu, tai gana toks nemažas laiko darbas, įgijau tikrai nemažai patirties. Taip pat esu baigęs Vilniaus universitetą teisės specialybę, valstybės valdymo specializaciją. Dėl to turiu ir teorinių, ir praktinių žinių, kad galėčiau dirbti jums. Patirtis teisinėje srityje yra, dirbau ir Seime frakcijos teisininkų, tai įstatymų leidžiamosios dalies, taip pat dirbau vykdomojoj, valdžioj, taip pat kitos patirties. Ačiū. Ačiū kandidatams už prisistatymus. Ir dabar norėtume pradėti jau debatus. Ir dar prieš debatus į savo elektroninio pašto dėžutes jūs gavote jaunimo problemų sprendimo planus. Ir klausimas skambėtų taip. Kokias 3 prioritetinės problemas galėtumėte išskirti iš šio dokumento? Įvardykite konkrečius šių problemų sprendimo būdus. Kviečiame pasisakyti kandidatą Andrių Budriūną. Taip, tai mano akim žiūrint šiandien dieną Biržų rajone jaunimas susiduria su 3 tokiom esminėm problemom. Tai yra pirmiausia nedarbu, jeigu kalbam apie vyresnio amžiaus jaunimą. Problema yra rimta ir jinai rimta ne tik Biržų rajone, bet ir Respublikos lygių ir ES lygių. Tai ką darytumėm mes socialdemokratai? Tai pirmiausia, skatintumėm, aišku, verslumą, stengtumėmės pritraukti kuo daugiau investicijų. Savo programoje esam numatę pramonės parkų kūrimą. Tai yra sąlygų sudaryti investicijom ateiti, su infrastruktūra sukurta, taip lengvinant, reiškia, galimybės jaunam žmogui kurtis ir daryti verslą. Taip pat, aišku, savivaldybė pati, kiek galėdama bendradarbiauti su darbo birža, kuriant ir steigiant naujas darbo vietas. Kita problema, mano akim žiūrint, tai yra jaunesnio amžiaus rizikos šeimom priskiriamam jaunimui, tai yra užimtumo problema. Kadangi, kaip žinia, ir pats mačiau, reiškia, kad man teko baigti sporto mokyklą prieš 13 metų kažkur tai. Ir šiandien dienai nuvykus į tą sporto bazę, kuri yra Biržuose sukurta, niekas per 13 metų nėra padaryta. Jaunimui nėra sąlygų tobulėti, užsiimti. Sukurta, nėra nei vieno lito investuota tam, kad būtų, reiškia, sukurta ta sporto bazė. Taip, nes taip man, aš kalbu dabar apie sporto mokyklą, o ne stadioną. Kas liečia krepšinio bazę, tai ir kultūrizmo. Stadionas taip yra investuota, bet stadioną man pačiam teko bėgioti rudenį ir po tikro. Aš pabaigsiu mintį. Po lietaus stadionas yra užpilamas, tai infrastruktūra tikrai yra blogai padaryta, nes skendi takai bėgimo balose. Norėtume pakartoti klausimo dalį, konkrečius šių problemų sprendimo būdus. Norėtume, kad konkretintumėt. Ir kviečiame pasisakyti kandidatę Nijolę Olgą Žukienę. Aš nenorėčiau, bet labai nudėti. Mano nuomonė, tai pagrindinis dabar dalykas yra, kad jaunimas neturi užimtumo. Kadangi dabar yra sudarytas jau projektas ir numatoma statyti sveikatingumo kompleksą, kuris
aišku, kainuos gana nemažai, bet pašnekėjus va šiandieną su Rytų vaikinu, teko išgirsti tokį dalyką, kad tai yra viskas įmanoma ir galima padaryti. Tik tai ne per 2, ne per 3 ar 4 metus. Reikia merui daugiau kreiptis į sporto departamentą ir ten palaikyti tam tikrus ryšius. Yra aišku naujas meras, esat pats teks, aišku, kaip jis šitą dalyką padarys. O jeigu bus toks kompleksas, tai reiškia visiems bus labai gerai vyresnė ir jaunesnė. Toliau labai opi problema yra mokinių įdarbinimas vasaros metu. Ir tą problemą kelia ir patys moksleiviai, ir tą pačią problemą kelia tėveliai. Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų turėti tokį žmogų, kuris ar darbo biržos ar panašiai, kuris rastų kalbą su visais verslininkais. Nejaugi mes verslininkai, visi kiek rajone esame, negalim skirti pusę etato mokinį, kuris galėtų per vasarą padirbėti. Mano nuomonė tai yra tokia. Aš asmeniškai pati tikrai šitą problemą norėčiau spręsti. O kita, tai... Ačiū, viskas, jūs laikas baigėsi. Ačiū. Kviečiame įvardinti 3 problemas ir kaip jas išspręstumėt. Tai dabar kandidatas Valdemaras Valkiūnas. 3 pagrindinės yra problemos: nedarbas, užimtumas ir žalingi įpročiai. Nedarbas tai yra Dievo dovana, kaip vietovė, kur galima kurti kurortą, kur galima sukurti